Sveiki žvejai, sveiki bičiuliai. Šiandien jūsų dėmesiu vienas populiariausių modeliukų Brema gamintojo. Brema 435 V-Fishing. Šito modelio pirmtakas buvo valtis Brema 420 V-Fishingas. Ir gal prieš kokį porą metų šios valties gamyba buvo nutraukta ir ją pakeitė štai šita valtelė 4,35 m. Dugnas liko tas pats. Iš esmės pasikeitė tiek, kad buvo paaukštinti bortai, tai jinai paaukštėjo bortuose, padidėjo šiek tiek viršutinis plotis ir taip pat padidėjo ilgis, kadangi jinai turi V formą. Modeliukas yra, sakysim taip, didžiausias iš galinčių plaukti su 20 arklio galiu. 435, tai 2 žmonės su manta, su žvejybinė įranga. Tarkim, pilnas ekipažas žvejybinis su 20 arklio galių varikliukų plauks apie 35 km/h. Tai netgi ir su didesniais žvejais, sakykim taip, vyrais tokiais drūtesniais, jinai plaukia 35 km/h. Valtis sveria 270 kg. Maksimalus galimas variklio galingumas 40 arklio galių. Tai jeigu jinai padoriai plaukia su 20 arklio galių, tai su 40 arklio galių jinai bus raketa. Jinai bus labai piktas laivukas, greitai plaukiantis. Aš norėčiau paimti taip ruletę ir greitai apžvelgti šitos valties matmenis. Dabar tai pasimatuosim jas ploti per plačiausią vietą. Taip, čia nuo gumytės iki 1,87 m plotis plačiausioj vietoj. Jos ilgis 4,35, tai aš net nematuosiu, ten plius minus centimetras šiandien ten, tai yra nesminis dalykas. Kas dabar? Denio ilgis, nes denis yra labai erdvus, Brema pasižymi savo erdviais deniais, 2,3 m. Tai jeigu atsitiktų jum naktinė žvejyba su panakvojimu, tai 2,3 m visada, jeigu nesat krepšininkas, tilpsite čia atsigulti ir išsimiegoti. Taip, dabar denis plačiausioj vietoj. Denis plačiausioj vietoj yra 1,31 m. Denio plotis yra siauresniojoje daly 102 cm. Dabar štai šita dalis, pamatuosimės ir ją, yra 78. Čia yra pakankamai platu, kad mes galėtume atsistoti ir meškerėlę užsimesti. Taip pat platu yra ir čia. Čia galima atsistoti. Čia viskas yra tvirta, galima drąsiai vaikščioti. Yra valtyje 4 dėžės. Šita dėžė, jinai yra skirta įsidėti meškerykočiams. Jos ilgis yra 2,2 m. 2,2 cm. Angos ilgis yra 1,29 m ant 15. Štai tokie parametrai šitos dėžutės. Vidinis plotis bus šiek tiek didesnis, vidinis plotis, tai pasakysiu, bus apie 35 cm. Visos dėžutės dabar, visi paskutinės laidos modeliai turi įleidžiamą štai tokias akteles, užrakinamos su rakteliu, tai tarkim, jeigu jūs kažkur tai palikot parkingę ar trumpam laikui kažkur tai uoste, tai galima tas dėžutės prirakinti, kad nebūtų kažkokio tai greito įsiskverbimo pinktavalių. Taip, šitą dėžutę pamatuota, dabar priekinė dėžutė. Priekinė dėžutė skirta įdėti akumuliatorių. Štai yra tokie laidai. Čia mes galime įmontuoti akumuliatorių, galim atsivesti ir atvestos tokios komunikaciniai vamzdžiai. Mes čia galime įsidėti ne vieną akumuliatorių, gal 2 akumuliatorius, priklausomai kokios jūs įrangos norėsite susimontuoti. Čia taip pat gyvena štai šitas topas vadinamas, baltos šviesos galinis žibintas, jis ten galiai įsistato. Galiu iš karto pademonstruoti. Lizdas yra tam skirtas. Taip, pasižiūrim, kur čia jo dantukas. Va taip va.
Tai baltos šviesos žibintas. Vienu žodžiu, valtis yra su pravesta elektros instaliacija. Priekyje yra taip pat štai šitie žibintai įdėti žalias ir raudonas. Vienu žodžiu, navigacinės šviesos ateina standarte štai šitame modelyje. Taip, dabar į sekančią dėžutę užeisim. Dabar šitą dėžutę aš irgi galiu pamatuoti. Pamatuoti šitą dėžutę. Angos dydis yra 28 cm ant 63. Taip, dėžutės ilgis, jeigu mes į priekį žiūrim, tai dėžutės ilgis bus iki sienelės apie 44 cm. O čia jinai bus per visą plotį nuo borto iki borto. Aišku, čia yra suformuotas toksai dalykas, kaip dugno linijos ateina, tai jinai nėra visiškai tokia stačiakampė simetrinė, jinai turi tam tikrų čianais išformavimų. Viskas yra paklijuota vinilu arba kilimu, viskas irgi taip yra, kaip čia pasakyti, nėra skardos, nėra metalo, ką įdėsite, tas pakankamai gerai čia gulės. Aišku, jeigu jūs dėsite čianais akumuliatorių, tai reikės kažkokias kelputės prisiknėdyti, kažkokias varžtelės, kad kažkas čianais fiksuotųsi ir jums nelakstytų. Taip, vėlgi, čianais su spinele, dar čia noriu atkreipti dėmesį, tokia kaip ir technologinis dangtelis, atsisuka du varžteliai, šitas dangtelis nusijama ir taip pat ten galima atsivesti laidus ir pasistatyti GPS inkarą. Tai labai patogu, labai gerai ant šitos plokštumos deda brėmą štai šitos tokius profiliukus, čia yra įleisti tentui, irgi čia gerai fiksuojasi. Taip, dabar sekanti dėžutė, čia pati mažiausia dėžutė yra šoninė, jos angos dydis yra 53 cm ant 15 cm, irgi jinai yra nesimetriška, tai tarkim plačiausioje vietoje jos plotis bus 33 cm, o tiesa dar gylis. Gylis pasimatuosim taip, šoninės dėžutės gylis yra 29 cm, jeigu mes žiūrim. Priekinė dėžutė bus aukštesnė, čia truputėlį tas paaukštinimas yra. Pasižiūrim čianai. Čia dėžutės gylis yra apie 36 cm. 36 cm. Ką, paskutinė dėžutė. Štai čianais, paskutinė dėžutė. Angos dydis yra 58 cm ant 28 cm. Jinai gili yra, tai na štai nuo šitos linijos iki pat transo, iki pat galinės dalies yra 72 cm. Dabar šitie šonai yra užtverti ir ten įdėtos yra sferos. Sferos tam, kad išlaikyti jos plūdurumą. Nepavargsiu kartoti, kad šita valtis neturi nei gramo fanieros, niekur nėra jokios medienos, nėra putų, yra tokios sferos, tokie, reiškia, plastiko burbulai, kurie niekad neprisagers drėgmės ir jeigu mes tą valtį pilnai paskandinsim, panardinsim, tai tos sferos jos atliks tą plūduro funkciją. Taip pat yra sumontuota triumo pompa, elektra yra pajungta, triumo pompa yra pajungta. Prietaisų skydelis su visais jungikliais taip pat ateina sumontuotas iš gamyklos, tai mes galim, čia bus pajungtos navigacinės šviesos, bus pajungta triumo pompa, taip pat mes galim pasinaudoti 12 voltų rozetėmis arba taip vadinamas cigarečių uždegėjas arba USB dvigubas yra. Tai va, tai mes be navigacinių šviesų, be triumo pompos dar turim pakankamai jungiklių pasidaryti kažkokius savo papildomus elektros prietaisus pasijungti, pavyzdžiui, kad ir LED apšvietimas, kuris labai gražiai va čia pasislėpia į šitą borto dalį, labai gražiai apsišviečia. Mūsų meistrai servise tą dalyką daro. Grįžtu prie tos dėžutės dar išmatavimų, truputėlį nenuosekliai, bet nieko. Svarbiausia, kad apie viską pakalbėti. Plotis yra 94 cm. Plotis 94 cm. Štai tokia erdvi dėžė. Čia kuro bakas tilps, įsidėsite, nežinau, visą įrangą, kas reikalinga žvejybai ir jūsų komfortui. Čionais yra įdėtos tokios dvi detalės guminės, jos yra
Jos išsiema. Čia guminės detalės, tai tarkim, mes galim čia išsivesti kūro bako žarną, galim išsivesti kažkokios echolotui, pavyzdžiui, kabelį išvesti, išleisti tenais. Šitas dangtelis yra technologinis, kad mes iš karto galim prieiti prie drenažinės pompos, būna tenas atsiranda nešvarumų, lapų, dar kažką, tai mes galim lengvai prieiti čia aptarnavimą padaryti, nusiimti tą triumo pompą ir ją išsivalyti. Taip, šitas užsidaro. Yra įdėtas puodelio laikiklis. Čia toks žvejų pastebėjimas buvo, kad reiškia vairuotojas sėdė šitoj daly. Tas sako, kodėl puodelio laikiklis įdėtas čionais. Puodelio laikiklis čionais įdėtas, todėl kad jis atlieka ir dar technologinės skylės tokią paskirtį turi, kadangi mes turim va čia išmetimą, čionais yra išmetimas ir čia eina žarna. Tai mes galim išsikelti tą puodelio laikiklį ir prieiti mažą, ką ten pakeisti žarnelę, ten apkaba, dar kažkas. Tai nerūdijančio plieno klampės. Užlenkiamos ir jos glotniai čia priglunda, jos niekam netrukdo, jeigu jūs kažkaip čia kažką to veiksmą darysite. Taip, dešiniai pusė yra lentynėlė, pamatuosiu ir lentynėlę jūsų žiniai. Lentynėlės ilgis yra metras, plotis yra 10 cm. Mes galim čia susidėti kažkokius masalus, nesvarbu, peilis, masalai, žirklutės, viskas, ko reikia žvejybai. Aišku, mes galim ir čia turim plokštumų kažkokios papildomos įrangos susimontuoti, bet čia galim pastatyti kokį nors meškerės laikiklį, kotą įsidėti. Čia kiekvieno, kaip sakyti, žvejo yra fantazija, kaip panaudoti. Tarkim, vėlgi būdavo kalbų, kad tokių pastebėjimų žvejų, sako, galėtų būti tas vadinamas tepazas. Gamintojas sako, čia yra tiek erdvės, tiek ploto, galima pasistatyti kažkokį tai įrangą, nebūtinai ant tepazo, galima ją prigręžti, galima ją pritraukti kažkokiais tai spaustais. Bet jeigu paskui ir nuimsite, jūs pavelsite šitą kilimą, ta skylutė pasislėps ir nebus žymės. Turbūt netaip dažnai reikia daryti tų įrangos, tų pozicijų keitimų. Taip, kiekviena dėžutė turi ventiliacinės groteles, kad tenais nestovėtų drėgmė, nepėlytų kažkas tai. Drenažai padaryti yra du kampuose, vienoj pusėje ir kitoj pusėje vandens nutekėjimo. Tai jeigu mūsų valtis siūbuoja, tai reiškia vis tiek vanduo sueis arba į vieną, arba į kitą pusę. Galinė dalis padaryta tam, kad dažniausiai mes turbūt turim galinės dalies didesnę grimzlę. Čia kabo variklis, daugiau kilogramų tenais yra. Siūlės, vėlgi tokie ateina atnaujinimai, kada šitos siūlės kažkada tai jos būdavo punktyrais, dabar jos padarytos ištisinės. Taip pat štai priekiniai daly. Štai šita juosta, kažkada tai matėsi tam tikros įpjovos, dabar žiūriu, gamintojas jau šitą profilį išmoko lenkti, tai nėra tų įpjovų, yra toksai padarytas vientisas. Reiškia, vientisą siūlė įdėta. Kartais žmonės, dabar žiūrim, siūlės grožis. Ir kartais žmonės ant to dalyko užsiciklina, kaip čia sakyti, čia siūlės kažkaip tai. Kaip gamintojas sako, tai užsienį žmonės perkantis šitokios valtis aliumininės, tai būtent tas vertinimas yra, kad yra rankų darbo gaminys. Ir sako, čia matosi meistro rankos prisilietimas. Tai būtent yra meistro rankos prisilietimas ir kad tas siūlė yra žmogiško sugebėjimų rezultatas, o ne kažkokio tai roboto, nestaklių. Tiek, tai dabar ta valtelė jūsų dėmesiui, kaip jinai plaukia ant vandens ir tolimesnis komentaras. Bandom, akceleruojamės. Trisdešimtrys. Ir 4.
ką, taip pasidarėm kojos pareguliavimą ir pasibandysim dabar vėl. Atsibandom. Pašokinėsim iš tikrųjų. Trisdešimt. 3,4. 3,5,5. 3,5,8. 3,5,8. Gerai. Bet per kokias bangas einam, o čia kaip ir nieko visai. Baltija sausa. Tai jūs 160, mes 150, tai va 310, 315. Čia mūsų keleivių viduj. Jo. Kaimanas dar kokių kilogramų 15, ne? Su kūmu 20. Jo. Gerai, ką bandom vėl? Palei vėją. Palei vėją, jo. Bus geriau. 3 bus kokie. 30. Jeigu mes į galą biškį Loretą paeisim. Trim 2. Trim 2, 7, trim 2, 8. 3,29, 33. O, čia 33. Aš, ta prasme, rėmos visos, į galą nueini, greitis Jo, tai padidėja. tada. Gerėja greitis. Dar vienas momentas yra, šitas motoras užmestas, tiesiog užmestas. Pagal dugno liniją matosi, kad būtų visai ne pro šalį jam kokį centimetrą ar porą centimetrų jo truputėlį Matai, pripakelt. tai tada jau čia tie kiti niuansai, jau po kablelio paieška, bet va standartinį užsikabinus, ką mes turim. Nu, taip. Tad, o tada tu visur kitur dar gali tobulėti. Nebūna? Taigi, va, ir bandau tokį čia, žinai, kad... Taigi galutinės išvados, mūsų greičio bandymas, aišku, oras šiandien toksai nebaisiai palankus. Nu ką reiškia nepalankus, žvejyboje visko pasitaiko ir vėjo ir bangų. 35 km maksimalus greitis pas mus buvo, kai mes buvom 3 vyrai valtyje. Čia šiek tiek papildomos įrangos. Kai 4 buvom, Raimondai, primink, ką mes ten buvom? 33. 33, 4 su šitą papildomą įrangą. Tai dabar dar paskutinių bandymų pasikėlėm truputėlį koją pasireguliavom, tai gavom +1 km per valandą. Dar aišku, būtų neblogai pakelt variklį per kokį centimetrą ar 2. Truputėlį sraigtą ištraukti iš vandens, reiškia, tai mes
ką reiškia iš vandens, reiškia pakelt truputėlį, tai mes gautume dar galbūt tokį kilometrą per valandą. Nu, tai galima datempt, kada šitą gana sunkią valtį mes galim su 20-tuku, su pilna įranga visiškai neblogai eksploatuoti. Kadangi motoras galimas maksimalus ir 40 arklio galių, tai viskas priklauso nuo jūsų plaukiojimo sąlygų, kokiuose telkiniuose. Tai aš manyčiau, kad, pavyzdžiui, 30-tukas būtų labai gerai, 25-tukas būtų gerai, bet kaip matot ir su 20-tuku visiškai neblogai. Tai iki naujų pasimatymų mes tokią valtį komplektuosime su konsoliu, tai bus naujas gaminys, taip sakykime, nauja serija. Tai pasidalinsime ir savo tuo darbu, rezultatais ir iki naujų pasimatymų. Iki.